Taip, skorpionams. Ką pasakys skorpionams kitiem metam? Ką pasakys arklio metams taro kortos skorpionams? Čia bendras būrimas, mėlyje. Tai jeigu norit, čia vyram ir moteriam, ir jei norit individualaus, tai rašykit, yra visada paduota po įrašu elektroninis paštas. Ir padarysim video skambučiu būrimuką. Nu tai va, dabar jeigu tinka, visada patinka, dėkit laikus. Kažkas stebi jūs, kažkas tai pavydi to, ką turit, jūsų jėgos, jūsų charizmus, jūsų visko, ką jūs turit. Aprūpinto tokio, ką gal jums atrodo, kad jūs ten mažai turit, o kitiem atrodo tiek daug ir kažkas šnipinėja. Kažkas turit nedraugų, mėlyje. Ir, o gal ne, gal čia ateina kažkoks tai taurių riteris balto žirgo, žinokit, jūs stebi ir jūs net nežinot. Gali ir šitai būti. Arba jeigu vyrai žiūri, turit kažkokią tai objektą stebimą, kur labai jums patinka ir norit išeiti toks su šarmu, toks, žinot, kad norit patikti, norit, kad jūs gerbtų ir jūsų jėgą, ir jūsų viską, imperatorius. Tikrai kažkam tai įsispręs tokie dalykai, kaip šeimos sukūrimas, meilė, nauja meilė, kas jos ieško, kas neturi. Imperatorius tai vienareikšmiai vyras statuse. Jau tai ne šiaip, kad tas lovelazas vienai dienai ar ten, jeigu vyrai žiūrit, tai irgi jūs rasit tą, kur norėsit lygiai grabų lentos būti kartu su ta moterim ir šitaip jums gyvenimas išsiklosti. Baigėsi problemos, tikrai va 10-tukas, tai jau viskas išsibaigė. Tai yra įsibaigusi karma, kaip turėčiau pasakyti, tai visų problemų pabaiga ir klaidžiojimas po kažkur, nežinant, kur eini. 100 kartų praėjot, kur jums likimas davė, nepasirinkot, nepamatėt pro šalia žmogų, kuris buvo tikrai jums labai tikęs būtų ir visa kita, bet jūs žiūrėjot ne ten. Bet atėjot į savo tą, ką reikėjo, tai radot. Ką pasirinksit, tai ir turėsit. Ir taip yra. Tai va. Ir dar paklausiu su Lenormand kortom, ką jums čia likimas dar norėtų patarti, įspėti, bet kortos vienareikšmiai. Toks labai visų metų išdėstymas yra akivaizdus, daug tokių visokių ir karjeros dalykai, ir išsispręs jėga, laimėjimai, va jėga korta, tai kur jūs viską pasieksit, jūs būsit lyderis, gal savo versle lyderis, ir ar šeimos kūrime, ar ką, nu kažkas tai tas stebėtojas, kažkas galbūt jūsų idėjas nori pavogti, irgi atsargiai būkit. Tai čia yra meilė, bet kokiu atveju irgi. Tas svarbiausia, dėl to ir gyvena žmogus, dėl savo šeimos, dėl savo santykių. Ir greiti įvykiai bus labai. Laikrodis visada liepia nepražioplinti, liepia skubėti, liepia kažką tai padaryti ir teisingai pasirinkti. Man rodė, kad jūs aklas, einat, kaip aklas, jūs praeinat pro, gal sužavė jūs ten, žinai, ne tas, kas reikia. Nežiūrėkit, kas blizga kaip šarka, o žiūrėkit į esmę. Nežiūrėkit, kas jūs ten vilioja gražiais žodžiais ar ten makiažais ar kažkuo, bet žiūrėkit į esmę, nepražioplinkit, jūs nemato to, kas geriausia, praeinat pro šalį ir nueisit ten, kur paskui vėl verksit, atsargiai. Išmintingas pasirinkimas. Saulė dugne, tai taip, jūs pamatysit, kas jums skirta ir pamatysit viską, visas paslaptis atsiskleis. Visi apgavikai, melagikliais išaiškis. Sveikinu jūs.